for it all. Maybe take a ride on this pipe train. Hold it in, wait for it. Here come the fall. Is this a real revolution now? Is this a real revolution now? Tai čia matote 2 litrų turbobenzininį italų kūrinį, turinti 280 arklio galių ir iki 100 km/h įsibėgėjantį per 5,7 sekundės. Pasižiūrėjus į priekį, nesunku atspėti, kad tai yra Alfa Romeo, pirmasis gamintojo padidinto pravažumo automobilis, gavęs Alpių perėjos Stelvio pavadinimą. Kaip ir minėjome pradžioje, Alfa Romeo labai lengva atpažinti yra iš tai šių masyvių trikampio formos grotelių, kurios suteikia agresyvumo, taip pat matriciniai LED žibintai su prisitaikančiu apšvietimu taip pat puikiai įsilieja į bendrą vaizdą ir tik pasižiūrėkite, kaip dailiai šviečia štai šie 3 LEDai, kurie atlieka ir posūkio funkciją. Iš tikrųjų, bendras vaizdas yra tiesiog unikalus. Apačioje SUV automobiliam būdingos grotelės ir vienas išskirtinumas – valstybinis numeris tvirtinamas ne centre, o automobilio šone. Atrodo gražiai, tačiau gali iškilti niuansų su numerių nuskaitimu. Stelvio ilgis 4,68 cm. Iš šono automobilis atrodo santūriai ir sportiškai. Arkų apsaugos bei slenksčių apsaugos dar kartą primena, kad tai yra SUV segmento atstovas. Na ir atskiro paminėjimo yra verti ratlankiai. Jie atrodo tiesiog įspūdingai ir yra visiškai kitokie negu pas daugumą gamintojų. Ir dar didesnį efektą prideda stabdžių apkabos, kurios taip pat yra raudonos spalvos. Galas taip pat alsuoja sportiškumu. Didelis spoileris gerinantis automobilio aerodinamiškumą, ryški bagažinės linija, LED žibintai, kurie atrodo tikrai labai efektingai. Taip pat bamperio apačia yra juoda, labai praktiška, nes mažiau matysis kelio dulkės ir įbrėžimai. Ir taip pat difuzorius, kuris ne tik atlieka funkciją, tačiau suteikia automobiliui agresyvumo. Atsisėdus į vidų vyrauja jaukumas ir akį traukia estetiškas dizainas, išskirtinio stiliaus oro pūtimo angos esančios šonuose, medžiagos naudojamos labai kokybiškos ir tikrai suteikia prabangos jausmą. Centrinė konsolė plati, tačiau erdvės nesumažina. Čia rasime puodelių laikiklius, pavarų perjungimo svirtį, rankinio stabdžio mygtuką, taip pat važiavimo režimų pasirinkimus, multimedijos valdymo ratuką ir garso valdymo ratuką, kuris bent jau iš vairuotojo pozicijos sėdint atrodo labai patogioje vietoje. Sėdynės odinės atrodo labai solidžiai apsiūtos, kokybiškai. Štai čia turime įspaustą Alfa Romeo logotipą, kuris suteikia prabangos, puikiai prilaiko iš šono, staigesnėse posūkiuose sėdėsite stabiliai, jeigu reikia sėdimoji dalis ir prasiilgina. Vairuotojo sėdynė turi atmintį, abijos yra reguliuojamos elektra ir žinoma reguliuojamos įvairios padėtis, tad vairuotojo poziciją tikrai atrasite labai lengvai. Vairas kaip ir automobilis, sportiško dizaino, aptrauktas oda, labai malonus ir patogus lietimui, šildomas, viskas, ko reikia kokybiškam vairavimui. Neabejotinai reguliuojamomis padėtimis, multifunkcinis, viskas yra valdoma fizinių mygtukų pagalba, pavyzdžiui, pastovaus greičio palaikymas, nuokalnės asistentas, viskas yra labai paprasta ir greitai perprantama. Už vairo rasime aliumininės pavarų perjungimo menteles. Jos labai lengvai pasiekiamos, atrodo tikrai efektingai, tačiau yra vienas bet. Jos užstoja posūkių ir valytuvų svirteles. Tad norint pasireguliuoti valytuvus arba rodyti posūkį, ne visada tai gali pavykti iš pirmo karto. Tačiau jeigu vingiuotose užmiesčio keliuose nutarsite pajudėti sportiškai, šios mentelės taps nepakeičiamų pagalbininkų, kadangi pavaras perjungsite labai greitai, patogiai ir itin tiksliai. Kuom dar išskirtinis šis vairas, tai užvedimo mygtuku. Jo nereikia ieškoti kažkur prie prietaisų skydelio ar centrinėje konsolėje. Užvedimo mygtuką rasite kairėje pusėje ant vairo. Multimedijos dydis 8,8 colio. Kaip tokio dydžio automobiliui atrodo šiek tiek mažoka, tačiau yra integruota labai patogiame aukštyje, vizualizacijos ryškios, pagrindinė informacija pateikiama paprastai ir tikrai lengva susiorientuoti. Vienas niuansas, jeigu naudositės multimediją per liečiamąjį ekraną, tai tikrai pastebėsite, kad šiek tiek trūksta greičio. Bet centrinėje konsolėje yra ratukas, kuris taip pat reguliuoja multimediją, tad naudojantis juo, greičio problemų neliks jokių.
Kadangi Alfa Romeo Stelvio yra automobilis su sportinė dvasia ir skirtas vairuotojai, čia taip pat galime matyti ir techninę informaciją tokią kaip tepalo slėgis, turbinos slėgis ir sukimo momentas. Klimato kontrolę galime valdyti multimedijos ekrane, o jeigu norisi greičiau, po multimedijos ekranu rasime 2 zonų klimato valdymo kontrolę, kuri valdosi labai patogiais ratukais ir taip pat šalia yra dar daugiau kasdien naudojamų funkcijų, kurios yra valdomos fiziniais mygtukais, tokių kaip sėdynių šildymas, vairo šildymas, oro pūtimo intensyvumas, viskas tikrai labai paprasta. Atėjo eilė ir vairuotojo ekranui ir pradėkime nuo to, kaip gražiai su jumis pasisveikina automobilis. Norisi sveikintis vėl ir vėl. Dydis yra 12,3 colio ir apima jausmas, kad ne jūs į jį žiūrite, o jis žiūri į jūs pro savo štai šiuos didelius žiūronus. Dar viena stilinga detalė, kuri tikrai suteikia tokį, didelį efektą. Matysite viską, ko jums reikia. Vairuotojo asistentas, navigacija, rekomenduojamas greitis, ir daugelis kitų funkcijų, kurios yra reikalingos būtent vairuotojai. Vizualizacijos labai ryškios ir kad nebūtų nuobodu, jas galima keisti. Pasirinkus retro dizainą matome klasikinį spidometrą, tačiau geriau įsižiūrėjus pamatysime neįprastą dalyką. Spidometro rodmenys ties 20 ir 40 yra apsukti į kitą pusę negu mums įprasta. Tai duoklė 70-ojo dešimtmečio Alfa Romeo modeliams. Ir kadangi pradėjome nuo to, kaip automobilis su jumis pasisveikina, tai pabaikime ir taip, kaip jisai su jumis atsisveikina. Tai vienas žodis – nuostabu. Technologijų Stelvio modelyje tikrai daug, tačiau čia yra dar viena labai svarbi technologija, kuri dar iki šiol automobiliuose sutenkama itin retai. Tai NFT technologija. Klientui sutikus bus sukuriamas konfidencialus ir nekeičiamas pagrindinių automobilio ciklų etapų įrašas, kuris taps tam tikra garantija, kad automobilis buvo tinkamai prižiūrimas visą įsigijimo laikotarpį, o tai padidins jo likutinę vertę. Nors multimedijos ekranas atrodo didelis, tačiau galinio vaizdo kameros perteikiamas vaizdas čia yra tikrai labai mažame plotyje, ir kokybės klausimas čia yra labai abejotinas, trūksta ryškumo, bet bendram vaizdui susidaryti užteks ir į pagalbą čia atskubės tiek priekyje, tiek gale esantis parkavimo davikliai. Turą priekinėje Stelvio dalyje pabaikime ieškodami dėtuvių. Tai pradžioje jau minėti puodelių laikikliai, tarp kurių beje galima įdėti ir telefoną, maža dėtuvėlio tobulai tinkanti raktui, po porankį slepiasi bevėlio įkrovimo vieta jūsų telefonui. Tiesa, pasižiūrėjus atrodo nelabai patogi vieta telefonui, tačiau kaip bebūtų, bet jis ir neturi blaškyti jūsų dėmesio, kol vairuojate. Po porankių taip pat yra nedidelė erdvė jūsų asmeniniam ir kasdieniam daiktam, yra USB, AUX ir USB-C jungtis ir 12 voltų jungtis. Šių jungčių jums tikrai prireiks, kadangi automobilyje Apple CarPlay ir Android Auto veikia tik tai su laidu. Nedidelės dėtuvėlės durise, ir pagrindinė automobilio daiktadėžė, kuri, kaip matome, daug vietos jums nepasiūlys, tačiau būsit ramus, kad automobilis netaps važinėjančių sandėliuku su krūva nenaudojamų daiktų. Melomanam turim vidutinių žinių. Muzika skamba gerai, tačiau kaip iš Harman Kardon norėtųsi, kad jis skambėtų šiek tiek ryškiau. Italai nebūtų italai, jeigu neskirtų dėmesio detalėm, pavyzdžiui, tokiom kaip raktas. Jis yra be galo gražus ir turintis svorio. Gale taip pat pasitinka kokybė. Vietos daug, tiek kojom, tiek galvai. Važiuoti trise taip pat būtų įmanoma, tačiau reiktų įsivertinti vieną dalyką, kuris vadinasi transmisijos tunelis. Jisai yra pakankamai aukštas, tad tiek keleivio viduryje, tiek keleivių šonuose kojoms gali būti neįtin patogu. Tad reiktų pagalvoti prieš planuojant ilgesnę kelionę. Turime dėtuves už sėdynių, taip pat keleivių patogumui yra USB-C ir USB jungtis, maža dėtuvėlė štai čia, porankis, kuris tikrai yra labai patogus. Čia telpa 2 puodelių laikikliai ir telefonas, ir ISOFIX tvirtinimai, kurie šį kartą yra po plastikiniais dangteliais. Jeigu keleiviai gale vežasi šiek tiek savo asmeninių daiktų, tai dėtuvės durise labai nenudžiugins, nes jos čia yra, švelniai tariant, nedidžiausios, mažas vandens buteliukas tilps, bet daugiau tai sunku ir pasakyti, ką čia galima įsidėti. Bagažinės dydis 525 litrai.
Šeimos poreikiams tikrai pats tas, na, o jeigu reikia daugiau, galima atlenkti sėdynės, beje, kurios nusilenkia patraukus rankenėlę tiek iš bagažinės pusės, tiek ir iš vidaus. Ir pilnai jas nulenkus turėsime 1600 litrų. Didelis krovinys tikrai bus menkas iššūkis. Jį bus lengva tiek įkelti, tiek įstumti, kadangi nulenkus sėdynės nesusidaro joks status kampas. Iš praktiškosios pusės tai vietos sunkaus krovinio tvirtinimui, taip pat yra pora kabliukų jūsų pirkinių krepšiam pritvirtinti, žemų dažnių garsiakalbis. Jis tokioje vietoje, kad dedant ir išimant krovinius tikrai gali būti labai lengvai pažeistas. Jeigu su Stelvio važiuosit stovyklaut, savo čiužinį arba valtį galėsite pripūsti naudodamis 220 voltų lizdu. Kaip pradžioje ir minėjome, važiuojame su 2 litro turbo benzininiu varikliu, turinčiu 280 arklio galių. Mieste degalų sąnaudos bus apie 9 litrus benzino. Na, o jeigu jūs ieškote dizelio, Stelvio taip pat turi pasiūlyti variantą, kuris bus 2,2 litro su šiek tiek mažiau 210 arklio galių. Na ir žinoma, įsibėgėjimas iki 100 su dizeliu bus šiek tiek kuklesnis per 6,7 sekundės. Na, o degalų sąnaudos mieste bus apie 6,5 litro. Įprastai važiuojant su SUV segmento automobiliais apie sportiškumą nekalbam, tačiau su Stelvio yra kitaip. Automobilis neįtikėtinai paklusnus ir dėka puikiai subalansuotos pakabosis yra tiesiog prilipęs ant kelio. Dinamiškas ir sportiškas 8 laipsnių pavarų dėžė veikia neįtikėtinai švelniai ir tiksliai ir vairavimo malonumas tiesiog kviečia leistis į ilgesnę kelionę. Vairas sukiojasi aštriai ir greitai, prie to netgi reikės priprasti, tačiau mieste manevruoti bus tikrai labai paprasta. Matomumas tiek priekyje, tiek gale yra geras, stiklai yra dideli ir iš tikrųjų matosi pakankamai daug. Statramšiai galbūt šiek tiek ir platoki, tačiau pagelbės dideli šoniniai veidrodėliai, kurie yra taip pat ir su aklosios zonos davikliais. Garso izoliacija, nors čia ir nėra dvigubų stiklų, inžinieriai tikrai išsprendė puikiai, nes net ir prie didesnio greičio, na, tikrai viduje yra tylu ir galima visiškai ramiai kalbėti su savo kelionės draugu ar drauge. Alfa Romeo Stelvio yra puikus sprendimas ieškantiems alternatyvos vokiškiams ar japoniškams visureigiams, siūlantis unikalų, išskirtinį ir sportišką variantą. Įsigykit Stelvio ir nuvykit į Stelvio, pamatysit, kelionė bus nepamirštama.